Labą dieną, mano vardas Darius, aš esu nekilnojamo turto brokeris. Šiandien noriu Jums aprodyti parduodamą dvibutį namą, kuris yra Klaipėdos mieste, Tauralaukyje. Tai einam, apsižiūrėsim pačią aplinką, kur randasi namas ir užeisim pasižvalgyti į namo vidų. Dvibutis namas yra Tauralaukyje, Tauro 5 gatvėje. Čia yra visa miesto infrastruktūra, asfaltuota gatvė, visos komunikacijos taip pat yra miesto. Pats bendras sklypo plotas yra 7,5 aro, tai visas bendras sklypas yra padalintas dviems namams po lygiai, tai panašiai gausis po 3,7 aro. Kiekvienas namas turi atskirą įvažiavimą, vienas įvažiavimas iš vienos pusės, kitas įvažiavimas iš priekio. Visas sklypas bus aptvertas tvora, tai čia dar trūksta tvораlenčių, patiems reikės tik tai susidėti vartus ir vartelius. Taip pat čia dar kur matosi tokios baltos vietos prie langų, tai bus suklijuotas klinkeris, klinkerio apdaila. Kiemas, kaip matote, išklotas trinkelėmis. Taip pat sutvarkytas sklypas, pasėta žolytė. Žodžiu, kas liečia aplinką, čia jau per daug rūpesčių nebebus. Terasos yra po stogu. Terasas šitoj daly bus perskirtos per pus. Dideli langai. Namo energinė klasė A+. Šildymas yra numatytas šildymo sistema oras vanduo. Tai užeikim į pirmąjį namą. Tai šis namas bus su daline apdaila. Tai užėjus į vidų patenkam į prieškambarį, kuriame galima susimontuoti gan erdvę sieninę spintą. Čia būtų katilinė. Ir toliau bendra gyvenamoji erdvė su virtuvė nišoje. Šis namas būtų 3 miegamųjų. Čia yra išėjimas į lauką. Durys yra stumdomos, kokybiškos. Šitoj daly būtų tėvų miegamasis. Tėvų miegamajame atskirai yra drabužinė ir vonios kambarys. Čia vat būtų drabužinė, o čia būtų vonios kambarys. Ir kitame namo gale būtų 2 vaikų kambariai. Čia vienas, čia kitas, o per vidurį vonios kambarys. Išplanavimas tikrai yra labai geras. Nė vienas kambarys neturi bendros sienos. Čia būtų virtuvė, kaip minėjau, ir bendroji erdvė. Taip pat iš vieno vaiko kambario yra išėjimas į terasą. Čia būtų vienas kotedžas ir einam į antrąjį. Beje, šio namo bendras plotas 94 su trupučiu kvadrato. O antras būtų 2 miegamųjų su didesnė virtuvės ir svetainės zona. Zona 93,7 kvadrato. Išplanavimas analogiškas, išskyrus vieną kambario, kad nėra. Ir šis bus įrengtas 100%. Tai jau dabar yra padaryta didesnė nei dalinė apdaila. Tai čia kaip ir praeitam būtų katilinė, vieta spintai ir bendroji erdvė. Tai va ta niša, kurią matot gale. Praeitam kotedže buvo kambarys, o čia kambario nėra, yra bendra erdvė tiesiog. Virtuvė.
Toliau vienas miegamasis kambarys vaiko, čia vonios kambarys. Ir čia tėvų miegamasis. Tėvų miegamasis taip pat su atskiru vonios kambariu ir drabužinė. Kas liečia pilną apdailą, jinai yra planuojama pradėti maždaug už mėnesio, tai jeigu paskubėsit, apdailą bus galima padaryti pagal pirkėjo poreikius. Tai toks šiuo metu yra dvibutis parduodamas Klaipėdos mieste Tauralaukyje. Visiems, kam įdomu, skambinkit nurodytu telefonu, atvyksit, apsižiūrėsit gyvai. Na ir jeigu tiks patiks, galėsite ir įsigyti. Tai iki susimatymo.